Sveiki, mylėjai žiūrovai, malonu jūs vėl matyti ekrane, buvau dingęs kurį laiką, tikiuosi, kad jūs manęs pasilgote ir šiandieną jūsų laukia neeilinė diena, nes pas mus šiandien svečiuose Robertas Kovgeris. Sveiki, sveiki. Sveiki, Robertai, malonu, kad atėjot. Kaip matot, aš jūs pristačiau netradiciškai, ne? Jaučiat, ką aš netradiciškai padariau, ar ne? Kažkodėl galvoju, kad apskritai gerai pristatėt, nes jūs pripratę kitaip pristatinėti galbūt čia svečius save esančius. Taip, aš kaip tu jau mūsų žiūrovai įpratę, tikriausiai ir pats esi, gal tikiuosi, kad matei kokią ne vieną mūsų pokalbę, mes dažniausiai pristatom savo svečius, prikabindami jiems kokį nors tai būdvardį arba kažkaip, kaip įsivaizduojam, juos apibūdinantį, reiškiasi, kokį nors žodį arba ten žodžius junginį. Ten tarybos narys, pas mus buvo ne vienas, kaip žinote, reiškiasi, biudžeto ten koks nors, reiškiasi, komiteto pirmininkas arba ten koks nors verslininkas ar kiti dalykai, o tave pristatau Robertas Kovgeris, šalčinikietis. Tai formaliai dar kaip ir galima būtų sakyti tarybos narys, nes aš jau žinau, apie ką jūs turite omenyje. Formaliai esu dar tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas iki rugpjūčio 1 dienos. Bet Robertas Kovgeris man puikiausiai tinka, šalčininkietis, nežinau, dar kaip nors tėtis, draugas. Taip, iš tikrųjų, apie jūs jau aš girdėjau anksčiau ir turėjom ir žiūrovų kai kurių pasiūlymus ir, kaip žinot, vis tiek šalčininkai yra tokia kaip ir nemažas rajonas, bet vis tiek bendruomenė pakankamai glausta ir žmonių turėjom ne vieną atsiliepimą, kai pradėjom kalbinti ten ir politikus, sakykime, arba žmonės, kurie viešam gyvenime gyvena šalčininkas ir, kaip matėte, seniūnai ten panašiai. Buvo tokių pasiūlymų, kad pakalbinkit Robertą Kovgerį jau iš seniau, kad iš tikrųjų įdomus žmogus turintis ką pasakyti, žmogus keliantis klausimus ir sprendžiantis kai kurios klausimus ir problemas žmonių. Tai mes apie jūs jau mąstėm anksčiau ir turėjau tokio pokalbio, reiškiasi, detalę, kad va štai, paimsim Robertą, pakalbėsim ten apie darbą opozicijoje, tarsi jūs vis tiek kaip opozicijos narys, apie ten, reiškiasi, apie klausimų kelimą, ten, reiškiasi, apie, kaip sakot, ką reiškiasi būti nepatogiu, nes man kažkaip, kai esu pažiūrėjęs kelis tarybos posėdžius ir jūs iš tikrųjų paduodat klausimus, kurie vizualiai atrodo tarsi nepatogus kai kuriems būtų. Tai va tokį turėjau pokalbį, bet jūs iki to laiko, kol aš susirašiau, čia su šalčininkose bombą susprogdino, tokia Facebook'e, kur mačiau ten, supranti, tai aš galvoju, velnius, žiūrėk, jis netoks jau čia ir paprastas tas Robertas Kovgeris, nes mano supratimu, politikai išeina dviem, tai aš tokį ilgą įvadą padariau, žinai, bet mano supratimu, gal aš neteisus, bet žiūrovai, jeigu ką norės pakomentuoti, arba pats man pakomentuosi, aš kaip politikai nedalyvauju, tai aš kaip matau politikus, tai jie dažniausiai išeina dviem būdais. Tas yra būna toks, sakykime, pilietiškas, demokratiškas, tai yra jie praranda piliečių pasitikėjimą ir jų nebeišrenka. Tai tada politikas dingsta, tai tada jis dažniausiai arba dingsta, arba grįžta, tikėdamasis, kad jis dar sugrįš vienu žodžiu, jis juokauja, bet kitas dalykas, tarsi atrodo, kad politikai, juos pašalina teisėlė. Ateina policija, arba ateina STD ir juos išveda. O kad politikas išeitų pats, ir dar, su tokiu tikrai, sakykime, neeiliniu pareiškimu, kurį Facebook'e skaičiau, tai tikrai netikėtas dalykas. Tai galbūt aš čia leisiu savo pasisakyti visų pirma apie jūsų bombą. Kaip jūs pasakėte, tai ne visai galbūt tai galima taip pavadinti bombo, galbūt čia sielos klyksmas, kaip ir vienas iš komentarų buvo tam įraše, vienas žmogus yra parašęs. Kitas dalykas, šiaip niekada nesigilinau ir nemačiau, kiek politikų apskritai tokiais būdais palieka politiką, taip sakykime, taip. O trečias dalykas, kaip beskambėtų keista, visgi save pozicionuoju kaip žmonių atstovo, ne politiką. Nes politikai kerpa kaspinėlius, darosi nuotraukas, atidaro objektus, kurie vėliau nėra naudojami ten. Ir visa kita, va čia yra mūsų dabartinio laikmečio politika dėja, o aš visgi save pozicionuoju, pasikartosiu, kaip žmonių atstovą, kuris kažkada dabar gyvena su tom pačiom problemom, kaip ir eilinis rajono žmogus. Ir tiesiog gavęs tų žmonių pasitikėjimą, atėjau jų atstovauti į tarybą. Ir kadangi virtinė situacijų
įtakoja, sakykime, mano šitą sprendimą, aš negaliu meluoti nei savo, nei rinkėjam, kad aš galiu vykdyti tą savo pareigą prieš juos, dėl to nusprendžiau priimti tokį sprendimą, koks jis šiandien yra. Ir kaip bebūtų keista, galbūt vieni džiaugiasi, kiti liūdėjo, kiti nusivylė ir taip toliau, bet visi turi teisę bet kokiai emocijai. Mano emocija buvo tokia ir įvairių pamastymų buvo ir tai tikrai nebuvo, sakykime, vienos dienos sprendimas. Dar, Robertai, aš prašau, nutrauksiu šitoje, tai apie tavo tą sprendimo eigą arba tavo tą įrašą, gal mes dar daliau panalizuosim vėliau, šiek tiek aš norėsiu ten kažkaip tai paskaidyti. Šitoje vietoje aš dar norėčiau, kol mes pradėsim prie to eiti, nes čia įgriusim ir ten, prieš norėdamas pereiti į tos politinius dalykus, į tavo sprendimo dalykus, į tavo kaip viešą žmogaus gyvenimą, aš dar šiek tiek apie tave kaip žmogų norėjau pakalbinėti, nes yra dalis, kurie sakys, aš noriu pažiūrėti, kas tas žmogus, tas Robertas Kovgeris. O paskui ir tie jau pabaigs žiūrėti, žinai, o kiti jau ten, man įdomu, kodėl jis ten nusprendė, ką jis ten sugalvojo, tai tie jau žiūrės kitą. Gal kai kurie apžiūrės visą. O aš pažiūrėjau, reiškia, sakau dar kartą, žiūrėjau YouTube'o, reiškia, tuos kanalus iš tarybos posėdžių, pažiūrėjau tavo Facebook'ą, reiškia, tavo įrašus, veiklą tavo. Ir man toks susidarė nuomonė tokia, kad, Robertas toks, viešas tas gyvenimas yra tavo tapatybės dalis kažkokia, kad tu tarsi sutvertas viešam gyvenimui. Bet aš žiūriu į tave, kai tavo veikla, tas sakėjim šito vietai, ir man atrodo, kad to viešą veikėją, politiko, kaip sakėjai, arba to žmonių atstovo, reiškia, veikla, kaip tavo pašaukimas. Ar aš klystu ar ne? Kaip čia galėtum išskleisti šitoje vietoje? Žinokit, negaliu aš jums pasakyti, atsakyti 100% šitą klausimą vien dėl to, nes mane kaip darbuotoją, žmonių atstovą, žmogų ir visą kitą vertina viešoji erdvė. Nes viešas žmogus, kaip ir bebūtų, yra tarybos narys, tai jo darbą, jo veiklą, jo pasisakymus, jo asmenybę vertina žmonės ir jie, čia mano nuomonė, vėlgi jie arba priima tokį, koks jis yra, arba ne. Nes man pačiam pasakyti, kad aš tikrai esu ar buvau savo vietoj, ganėtinai sunku, nes kai tu ateini vedamas konkrečių tikslų, tai tu ir eini tų tikslų siekti, daryti tai, ką esi užsibrėžęs, nežiūrinti tai, ar tu galvoji, kad tu esi savo vietoje ar ne. Ir galutinis rezultatas, bet kokiu atveju, parodo tau, atsako žmonėm visgi, ar kažkokius lūkesčius tų žmonių pateisina ar nepateisina. Tai šitoje vietoje aš manyčiau, kad čia reikėtų klausti žmonių, bet vis tiek, matydamas žmonių komentarus, matydamas, kiek žmonės kreipiasi privačiais, skambučiais, galbūt elektroniniais laiškais žymiai mažiau, gal porą tokių anoniminių esu gavęs, ten patikrinkit, pažiūrėkit, bet į tai labai žiūriu skeptiškai, nes sprendžiant bet kokią problemą reikėtų žmogų matyti gyvai ir suprasti, ar ta problema reali, nes mūsų laikais gali būti spekuliuojama įvairiais dalykais, tai šitoje vietoje atsargumas irgi nepamaišytų. Ir vėlgi grįžtant prie to jūsų klausimo, tai manyčiau tiek žmonių, kiek įsitraukia į mano įrašus, komentaruose, dalymaisiais šitais įrašais, nes tai sakyčiau, kad palaikymas nuo 23 metų rinkimų dienos. 23-aisiais išrinktas. Taip, 23 metais kovo 5 dieną, jeigu neklystu, buvo rinkimai, tai nuo tos dienos sakyčiau, kad tikrai tą žmonių palaikančių mane gretos tikrai užaugo ir tai tikrai malonu matyti, bet šiai dienai sprendimas yra priimtas toks, koks jis priimtas ir taip, mes sukomės į to sprendimą ir jis tikrai bus svarbi mūsų pokalbio tema, bet aš dar vis tiek, čia tokia mano spekuliatyvi mintis irgi, reiškia, kai aš visą laiką irgi Šalčininkose ilgą laiką gyvenau, reiškia, ir kad nors ne vietinis esu, atvažiavau čia pakankamai jaunam amžiui ir visą laiką susidurdavau su to klausimu, ne vieną kartą įvairiai esu jį apmąstęs apie šalčinikiečio tapatybę. Vis gal, kas yra šalčinikietis? Ir ten, gal ten visokių gali būti atsakymų, dabar nenoriu ten tų apmąstymų čia kažkaip išskleisti savo, arba ten tų apmąstymų, bet kodėl aš tą klausimą iškilo, kodėl jis man sukilo. Vat kažkodėl aš žiūrėdamas į tave,
sakau, kaip viešą asmens, aišku, vėl čia yra toks sąlyginis dalykas, ne? Sakau, nes asmeniškai kaip ir nepažįstami mes. Aš kažkaip pagalvojau, kad Robertas yra kažkoks įvykęs šiuolaikinis, sakykime, jauno šalčinikiečio prototipas. Štai žmogus šalčinikietis. Kaip suprantu, mes kalbam lietuviškai, ne? Kalbi puikiai lenkiškai, taip? Taip. Lenkas pagal tautybę. Taip. Rusiškai tikriausiai irgi be problemų, kaip gimtoji, ne? Tai žiūrėk, 3 kalbos puikiai. Anglų ir vokiečių pradmenys. Tai čia anglų vokiečių, tai čia kaip sakyt, plus, čia advanced levelis, bet tas tapatybės prasme reiškiasi trikalbystė. Beveik vos, kaip žinai, ten kartais nežinai, kuri tavo tikroji, galbūt ir žinai, bet vis tiek tokia, tas kalbėjimo lygis vėl įsitraukęs pilnai į krašto gyvenimą. Kaip suprantu, čia ir gimęs, ir gyvenęs. Ne, tai čia norėčiau jūs pataisyti truputį dėl to šalčinikiečių. Aš tapau mano žmonos dėka 19 metais. Mieste, ne? Taip, nes mano žmona yra pati šalčininkietė ir mes po vestuvių priėmėm tokį sprendimą, kad liekam gyventi čia, Šalčininkuose. Pats aš esu gimęs Vilniuje. Mano mama, protėviai yra iš Šalčininkų rajono. Tai yra Kalesninkų pusė iš tos pusės, bet mes, mama ištekėjo jaunystėje Vilniuje ir gyvenom iki 2002 metų ir 2002 metais atvažiavom gyventi į Baltąją Vokę. Ir štai iki 19 metų Tau buvo 12 metų. 12 metų. Dar nebuvo suėję, bet jau 12 metai, tai mes atvažiavom, sakykime, grįžom į gimtosius kraštus. Kaip sakant, ir aš vis tiek skaitau, kad mane kaip asmenį, kaip asmenybę, kaip žmogų suformavo Baltoji Vokė, Šalčininkų rajonas, taip, nes vis tiek didžioji dalis mokyklos aš lankiau Baltoji Vokė, taip, ir dirbau Baltoji Vokė, ir buvau išvažiavęs, ir grįžęs, ir vėliau nuo 19 metų atvažiavau, kaip ir minėjau, gyventi čia. Tai kaip bebūtų, nors ir gimiau Vilniuje, aš vis tiek laikau save šio krašto žmogum, nes žinau savo protėvius iki, man atrodo, 16 amžiaus. Ir visi šitose vietose gyvena. Ir visi čia iš mamos pusės, nes iš tėčio pusės, tai jis yra kilęs iš Baltarusijos, tai yra kaimas už Tabariškių, turbūt 1,5 kilometro ar 2 kilometrų, tai sakykit, sąlyginai, sakykim, kai nebuvo sienų, tai čia... Vietinis. Vietinis. Beveik vietinis, taip. Kaip ir sakiau, pozicionuoju save ne Vilniečių tikrai, nors tas ir gimiau, vienintelį pliusą savo užsidedu, kad gimiau prie futbolo stadiono ir visą gyvenimą iki traumos kojos žaidžiau su pauzėm, žaidžiau futbolą ir viskas. Tai šitoje vietoje galbūt apie mano vietinio tokią poziciją, tai nėra taip, kad aš čia esu gimęs, taip sakykime. Supratau, bet šitoje vietoje tu tik taip, čia teoriniam lygmenį, tu tik patvirtinai tą versiją iš tikrųjų, kad kaip aš įsivaizduoju šalčinikietį, jis toksai šiek tiek vėtytas, mėtytas. Universalus karys. Jo, universalus karys, bet jisai kažkuria prasme, iš ties, kaip sakai, pagal prigimtį ir Baltarusija šalia, ir vieta šalia, viskas yra, bet jis turėjo tokių visokių ekscesų, kaip sakytų dabar jaunimas, visokių įvykių, bet kažkuria prasme vis tiek šitas kraštas jam artimas, jisai dėl jo pergyvena, jis jame kažką kuria, jis kažką darė, jis kažkodėl tai yra pakankamai sėsliai įleidęs čia šaknis. Ir žinomas į tave kažkaip aš tokį matau, iš tikrųjų tokį žmogų, kuriams ne tas pats, kas vyksta aplink jį, ne tas pats dėl šito krašto, ne tas pats dėl žmonių, kurie čia yra. Sakau, plus ta vis tiek ta kalbinė arba ta tokia, sakykime, kultūrinė tapatybė, jinai yra, ir šiek tiek baltarusiško to akcento, ir lenkiškos kalbos, rusiško kalbėjimo, jis vis tiek turi tą tokį nuosėdas. Tai ta šalčinikietė, aš bent taip įsivaizduodavau, šiek tiek kaip žmogus, žinai, iš šono. Čia yra normalus dalykas, kadangi tikrai daug žmonių yra čia atvažiavę gyventi iš Baltarusijos, taip, nes mes, pavyzdžiui, turime giminių, kurie išvažiavę į Lenkiją, taip, gyventi, ir Krokuvai turim giminių, ir Varšuvai, ir Gdanske turim giminių, taip, ir toj pačioj Baltarusijoje turim giminių, mano tėčio sesuo iki šiol ten gyvena, mano pusseserės ten, mano sūnėnai, dukterėčios, jie ten yra likę, ten gyvena ir tu negali atsisakyti
savo kilmės, taip sakykime, savo tapatybės, nes vis tiek, jeigu taip sutrumpint atsakymą, tai visą laiką sakau taip, esu patriotas savo tautybės ir savo šalies. Tai aš esu Lenkas, bet mano šalis yra Lietuva, ne Lenkija. Tai šitoje vietoje visą laiką pasisakau taip, puoselėjau kalbą, namie kalbam su sūnumi irgi įvairiom kalbom. Žmona daugiau lenkiškai kalba, aš daugiau lietuviškai, nes bet kokiu atveju sūnus, kai išeis į tą, sakykime, jau kitokį gyvenimą, ne darželinuko mokykla, ten paauglystė ir taip toliau, jis išsineš į tą gyvenimą, kuriame tu jo nematysi, taip, nes jis leis laiką su draugais, mokyklose, kažkokiose išvažiavimuose, ekskursijose, taip, ir tą bagažą žinių, kurį tu jam įteiksi namuose, ko jo išmokėsi, su to jis išeis. Tai dėl to taip ir sakau, kad esu patriotas savo šalies, savo tautybės ir savo šalies. Girdžiu dalykus, kurie mane jau inspiruoja eiti prie tavo sprendimo, nes tavo sprendimas jis turi daug tokio vertybinio moralinio užtaiso, kurį girdžiu, ką tik dabar pradėjai sakyti jau apie save ir čia apie tavo asmeninį dalyką, čia norėčiau sustoti šitoje vietoje, galbūt kada nors, jeigu bus proga, galbūt grįšim. Kviečiu kavos visada. Gerai, ačiū maloniai. Adreso neskelbsiu, viešai adreso neskelbsiu. Prisikalbėsi, vienu žodžiu, žiūrėk ir sulauksim. Gerai, tai grįžkim prie tavo sprendimo, nes tas toksai moralinis, sakykime, tas vertybinis užtaisas, man atrodo, vienas iš esminių dalykų tavo tam poste arba toj temoje, apie kurią mes kalbėjome, aš ją vardinau kaip bomba, ne? Tai pirmą klausimą, kurį norėčiau užduoti, šitoje vietoje mačiau ir komentarus paskaičiau pas tave, kad iš tikrųjų daug kas taip emocionaliai ir komentavo ir ten tokių buvo, kas čia toksai, žmonės pajautė tavo tą emociją, kurią tu tą įrašą parašei. Jeigu kai kurie žiūrovai nežino, apie ką aš kalbu, tai aš noriu pasakyti, kad tavo Facebook'o įrašas, kurį tu parašėjai, kad priėmiau vieną sunkiausių sprendimų ir svarbiausių savo gyvenime, kad palieku Socialdemokratų partiją, palieku Šalčininkų rajono savivaldybę, palieku savivaldybės nario mandatą ir užverčiu politinį savo gyvenimo etapą. Ir šitoj vietoj tu palikai viešą gyvenimą. Ir daug kas kalbėjo, kad čia emocija jaučia tavo. Bet aš noriu šitą vietą klausti. Man kažkodėl perskaičius tavo įrašą šitą, kuriame tu deklaravai, kad tu palieki, kaip ir politinį viešą gyvenimą, tai atsisakai ir mandato tarybos nario, ir reiškias, ir Socialdemokratų partiją palieki, ir politiką palieki. Bet jis man kažkaip labai, tas įrašas toks labai racionalus skambėjo. Kaip tu čia, ar sutiktum su manim, kad čia racionalus sprendimas? Ar čia emocionalus? Tai sakykime taip, kad kiekvienas skaitovas, jis interpretuoja savaip, taip, tai galbūt norėčiau apie interpretacijas truputį pasakyti, viešoje erdvėje labai daug žmonių pasidalino ir žiniasklaida apie tai rašė. Ir toj pusėje gyvenimas, sakykime, toje pusėje gyvenimo, kurioje manęs žmonės nepažįsta, jie akcentavo Socdemų partiją, LSDP, ten ir visa kita. Tai tikrai nėra taip, kad mano sprendimą įtakojo vien tik tai Socdemų partija. Taip nėra, nes toje partijoje mane pažįsta 0,0001% žmonių, kas apskritai toks aš esu. Taip. Aš kalbėjau apskritai apie visą politiką ir ypač tą politiką, kuri yra mūsų rajone. Taip. Ir tas sprendimas nebuvo emocinis, kad aš ten kaip mažas vaikas negavęs saldainio, numečiau į šoną daiktus, atsisėdau į kamputį ir sėdžiu savo virkiu. Ne, tas sprendimas, ta mintis, sakykime taip, užgimė viduje labai senai, tai net galbūt kažkiek metai daugiau net. Turiu meni, kad tokia pirminė ta mintis. Aš irgi norėjau klausti apie tave, atsiprašau, kad čia įsikišiu, bet irgi tą akcentuodamas, kad reiškiasi, kad irgi norėjau klausti tave to laiko prasme, kada prasidėjo tas sprendimas ir paskui kada tas lūžis vyko. Gal net kažkiek daugiau, bet tada ir gimė ta mintis ir ta mintis mane gyveno visą šitą laiką ir tiesiog virtinė situacijų, kurios atsitikdavo, taip ir čia jau buvo ir tikrai kas ir nacionalinė politika, ir rajono lygmenį, taip galbūt kažkur ir skyriaus lygmenį kažkokie tai dalykai prisidėjo, taip nenoriu eiti į detalės, taip sakykime, bet ir priejau to momento, kai reikėjo priimti sprendimą pačiam savo. Visų pirma atsakyti, ar dar ilgai tu su šitą mintim gyvensi.
Kad suprastumėt šitą įrašą, Facebook įrašą rašiau, kažkur, net ne kažkur, tiksliai 7 dienas, savaitę rašiau, kiekvieną dieną redaguodamas, trindamas. Šiaip bet kokį savo Facebook įrašą nerašau ten pusvalandžio bėgė, taip, rašau kelias dienas, nes šitoj vietoj puikiai prisimenu, kai prasidėjo taryba jau, taip, ir iš pradžių keldamas kažkokius klausimus buvo tikrai tokių klausimų, galbūt banalių ir visiems aplinkui jie... Čia turime, kai pradėjai dirbti tarybai. Taip, ateini, nežinai, klausi. Normali praktika, kiek atsimenu ir studijose, ir mokyklos laikais, nežinai, klausk. Kvailų klausimų nebūna, taip, bet vieni jos priimdavo kaip tik iš tos pusės, kad kaip čia mes tu čia nežinai, mes važinom, mes norim čia atsakinėti, bet jie privalėjo atsakinėti ir, sakykime, tie banalūs atsakymai ir būdavo. Ir mūsų rajono meras, atsimenu, net vienu momentu pasakė man, jeigu kalbamės argumentų kalba. Tai toks jo posakis, sakykime, raginimas, nežinau, pamokymas, nežinau, iš kokių tikslų jis man tai pasakė, bet dėl ko jis tai pasakė, aš suprantu. Tai aš tada pradėjau rašyti savo įrašus tik argumentų kalba, nes aš net peržiūrėjau savo sieną ir radau porą tokių įrašų, ten tokios emocijos tokios. Tu turi minį iš seniau, ne? Taip, toks karštakošis, be argumento, toks savo nuomonė nėra argumentas, kaip žinom, taip. Tai su laiku tikrai gavau tos patirties ir mano Facebook įrašai tapo argumentuoti, grįsti duomenim, grįsti atsakymais iš tų klausimų, kurias užduodavau. Tai ir tas mano paskutinis įrašas, jis buvo vienas ilgiausių, kurį aš rašiau. Šitoj vietoj, sprendimo priėmime tikrai buvo daug emocijų. Emocijų, ne? Taip, bet patį sprendimą priėmiau pasvėręs viską aplinkui, visas situacijas, visus įvykius, mano įsitikinimai, principai, ideologija ir aš pats kaip žmogus buvau vienoj pusėje svarstyklių, kitoj svarstykliai buvo visi tie dalykai, kurie buvo, atsitiko, kurie man yra nepriimtini, kurio aš netoleruoju, nesuprantu ir nenoriu su jais taikstytis. Jų pagrindą arba ten, sakykime, jų, reiškiasi, probleminius, tokius vertybinius momentus paakcentavai, gal mes apie tai pakalbėsim, gal kokį vieną kitą atvejį, konkretų paklausiu, paskui dar pasakysi. Šitoje vietoje mes perėjom prie tos tokios emocinės pusės ir aš skaitydamas bent jau, reiškiasi, tą tokį emocionalumą didžiausią arba tokį, sakykime, jausminį momentą pajaučiau tavo tam kitam įsireiškime, kad tu nusivylėjai politiką, kaip ten skauda, todėl, kad praradau tikėjimą politiką. Pacitavau čia, reiškias. Tas skausmas, arba, gal skausmas irgi fiziologija kartais kai kurie sako, bet aš tokį tą skausmą, tokį emocionalų, jausminį jaučiu, kad štai tu tikėjai, ir praradai tikėjimą, politiką plačiaja prasme, kaip aš supratau. Ne tik, kad politika ten socialdemokratų partija ar kažko tai, bet politika būtent ir rajoną, supratimu bendraja prasme. Tikrai šitoj vietoj, sakykime, racionalumas neina vienas, sakykime, taip, jis šalia visada yra kažkokia tai emocija, tai šalia šito racionalumo, citavot mano ten kažkiek posto, tai žiūrint į tai, kas vyksta ir kaip vyksta ir kas yra deklaruojama ir kaip yra pateikiama, tai tikrai svyra rankos ir tu galvoji, kad per daug politikos. Žmonėm, man kaip paprastam žmogui, kitiem gyventojam, jiem jau per daug politikos. Kažkada, jeigu atsimenu, tą pokalbį pradžioje pasakiau, kad politikai kerpa kaspinėlius, atidaro objektus, kurie patus metus nelaiko, deklaruoja dalykus paviršutinius. O aš visgi dabar pabuvęs 3 metus, padirbęs toj politikoj, taryboj politikoje, aš visgi suprantu, kad žmonėm reikia ne politikų, jiem reikia sprendimų. Ir kai tu matai, vėlgi pasikartosiu, kas yra deklaruojama ir kas yra daroma. Aš šito nesuprantu ir nenoriu šito taikytis ir nenoriu, kad mane su šitais visais dalykais tapatintų.
Sutinku šitoje vietoje. Gerai, bet dabar klausimą vos nepamečiau minties, jau taip, žinai, žiūrėk, tu mane baigi užburti čia irgi. Tokį akcentą gerą padėjai ir gal čia bus lindimas į problemų ratą, bet gal mes ir, kadangi tu kaip ir, sakau, aš irgi pradėjau, kad mokėjai nepatogius dalykus, uždavinėti klausimus nepatogius ir šiaip problemas kelti, kas nėra, man atrodo, blogai kelti problemas, teisingai. Jeigu žmogus tiki, kad gyvenimas yra be problemų ir jas ignoruoja arba jas slepia po kilimu, tas žmogus paprasčiausias melagis yra. Aš bent jau įsivaizduoju, žmogiškas gyvenimas yra klaidų, problemų gyvenimas. Jeigu problemų nėra, tavęs nėra. Nu, toks taip jau ta žmogiška egzistencija sutverta, man atrodo. Ir viešas gyvenimas jis irgi iš to susidaro. Problemas yra natūralus dalykas. Klausimas, kaip mes jas sprendžiam. Ar mes apskritai sprendžiam, ar jas slėpiam, kaip sakai. Ir va tai, ką tu užkabinai, aš dabar grįžtu prie savo klausimą, čia pasvarstymas mano, ne Roberto, jeigu ką aš dabar pasakiau. Sakai, kerpa, o jiems žmonėms reikia sprendimų. Ar tu galėtum kažkaip tai duoti kažkokį konkretų pavyzdį, galbūt netgi, jeigu galėtum čia skleisti kokį nors, kuris tave užkabino? Žinokit, aš šitoje vietoje nieko naujo nepasakysiu. Kas stebi situacijas, kas mato problemas, kurios nėra sprendžiamos, tai tas apie tai žino. Vėlgi, raginimas visiems, ir žmonėms, ir gyventojams truputį labiau domėtis situaciją rajone, nebijoti kelti klausimus, nebijoti kalbėti. Ir grįžtant prie jūsų klausimo, tas kerpamus dalykus, tai tik prasidėjo kadencija, ar dar nebuvo prasidėjusi, atidarinėjo didžių gabaritų tvarkymo aikštelę Dieveniškėse, nukirpo juostelę, nusifotografavo ir galiausiai aikštelė metus neveikia. Apie tai, kad atidarė, pakalbėjo visi, bet kad jinai neveikia, kalbėjo vienetai. Nors žinojo visi. Galiausiai, taip, aikštelė buvo paleista veikti ir jinai veikia, jeigu neklystu dabar veikia, bet žmonės su ta problema gyveno. Ir dabar sakykite, kas tuo momentu žmonėms buvo reikalingiausia? Juostelė nuotrauka ar aikštelė? Ir apie tai nereikia bijoti kalbėti. Kitas dalykas, nežinau, kiek stebit viešąją erdvę. Atvažiavo su iniciatyva jaunus žmonės, sukurti krepšinio komandą. Taip, šitą mūsų rajone, žaisti regionų klubo lygoje. Aš turiu ten pažįstamų, turiu net vieną trenerį pažįstamą, jis ten labai gerai su viena komanda pasirodė ir praeitais ir šiais metais, taip, kuris net prašė manęs pakomentuoti, tai aš ten pakomentavau, ką galvoju, kad atvažiavo, pasiūlė, taip, nusifotografavo, kokį gerą mes čia konstruktyvą pokalbį turėjom ir galiausiai įrašas atsiranda Facebook'e, kad nesurado dėja savivaldybė ten 12 tūkstančių, jeigu neklystu, 12 tūkstančių eurų startui. Nes ten deklaravo taip, kad startuoti jau reikia dabar, kažkur greitai tokių pinigų surasti galimybės yra labai ribotos ir startui savivaldybė galėtų prisidėti. Kur žaisti turime, taip, suinteresuotų žmonių turime, kraštas, kaip bebūtų, ką besakytų, kraštas tikrai yra sportiškas, daug sporto šakų, daug jaunimo ir dabar atvažiuoja su idėja, kurią reikia palaikyti ir mes nesuradom 12 tūkstančių eurų, tai čia gėda. Nu, aš nebijau pasakyti, čia gėda to žodžio, nes prie savivaldybės gėlės ir soliukai kainuoja daugiau, ten virš 40, gal 36 ir 43 tūkstančiai, aš dabar neprisimenu. Aš nenoriu pasakyti, kad gėlių nereikia. Kad gėlių nereikia, bet galbūt šitą galima padaryti tada, kai mes išspręsim tam tikras problemas. Ir šitoj vietoj mes vėlgi duotume jaunimo, duotume šansą, motivaciją, taigi tu žaisi lygui, žaisi su stipresniais, silpnesniais. Tam to ir nori jaunimas, būt matomas, o galbūt žaidžiant regionų krepšinio lygoje mes po kelių metų matysime žaidžiantį ar nacionalinį krepšinį lygoje, ar LKL, o galbūt kažkur Europoje, galbūt NBA galų gale. Mes nesukuriam galimybių, tai aš apie tai ir kalbu. Ko žmonėm reikia? Nuotraukų ir pokalbių ir tų deklaracijų ar sprendimų? Mano atsakymas nepasikeitė. Aš manau sprendimų. Taip, tu užduodi čia vėl tokią, aš kažkaip tai, tokią temą, kur tarsi savo klausimuose nebuvau pasirašęs, bet kažkaip, negaliu nepaklausti. Kažkaip palikai ir partiją, ir tarybą. Ir iš to, ką pasakei, kaip aš, gal man taip atrodo, kad tau skaudžiau taryba, turi meni, kad rajonas, ne? Reiškiasi, kad čia yra ta tokia
klaka, kuri neįveikiama, vienu žodžiu. Vat viskas yra tiesiog taip užakę, kad net nežinia, kaip judinti, kad iš tikrųjų būtų tikri dalykai, o ne dalykai tik tai ant parodymo arba paviršutiniškai. Kas liečia partijos, tai man tikrai čia turbūt mažiausiai reikšmingas turbūt dalykas, nes tiesiog pabuvęs partijoje atsakiau savo iki galo į tą klausimą, kurį uždaviau kažkada, tai aš apskritai nesu partinis žmogus, taip, ir man tų partijų sistema, man neprimtina, aš jas netoleruoju ir aš tiesiog tom įsitikinau dabar ir priėmiau tą sprendimą, kurį priėmiau, o su taryba, tai galbūt čia yra pagrindinis aspektas ir pagrindinis akcentas, taip. O kaip, reiškia, rinkėjai reagavo? Nes čia vėl mes kalbam apie partijas, apie tarybą, čia vėl yra ratas žmonių, arba ten kažkaip, bet rinkėjai tai turi ir mačiau ir Facebook'o puslapį aktyvų, ir ten yra sekėjų. Ir... Taip, tai šitoj vietoje tikrai mane maloniai nustebino tas mano, sakykime, palaikinčių rato aktyvumas, ko vieši komentarai yra viena. Labai stipru ir labai gerbiu tos žmonės, kurie visgi mūsų rajone nebijo viešai palaikyti, sakykime, kitos nuomonės, taip. Aišku, daug tų komentarų buvo draugų pažįstamų, kurie net ne iš mūsų rajono, bet normalus dalykas, kai tave palaiko, tave žinantis žmonės, taip. Kas labiausiai mane nustebino šitoje situacijoje, kad kai aš paskelbiau įrašą, aš padėjau telefoną valandai laiko iš šono. Tiesiog susitvarkyti su emocijom visom, nes kai paskelbiau, tai jau viskas, ten net negaliu apsakyti, kokias emocijas užvaldė, tiesiog padėjau telefoną į šoną ir po valandos pasiėmęs telefoną, net screeną pasidariau savo kaip atminčiai tos dienos, 63 žinutės Messenger'e ir 14 praleistų skambučių, taip. Tai jeigu viešai palaikėte žmonės, kuriuos aš puikiai pažįstu ir kurie puikiai pažįsta mane, tai skambino ir privačiai rašėte žmonės, su kuriais net viešai manęs niekada gyvenime nieks nepamatys. Žmonės, kurie buvo tai nuoširdu ar ne, bet man pačiam tai buvo žiauriai malonu. Ir ypač malonu buvo kalbėti su tais žmonėm, kurie yra iš kitos barikados pusės, tai pavadinkime taip. Tikrai nustebau, tikrai buvo malonu girdėti visus tos žodžius. Vėlgi, kažkada pradžioje pokalbio aš esu jau paminėjęs, kad bus įvairių interpretacijų. Taip, vieni palaikys, vieni nusivyls, vieni džiaugsis, taip, ir taip toliau, bet šitoje situacijoje vėlgi norėčiau galbūt pabrėžti vieną man esminį ir pagrindinių dalykų, kad nuo tos dienos, kai atėjau į tarybą, palaikančių ratas, skaičius tikrai padidėjo. Ir tą yra malonu žiūrėti, matyti, tą tikrai malonu žinot. Ir grįžtant kažkada jūs užduotą klausimą, kaip vertina žmonės, tai manau, jeigu žmonių ratas plečiasi, o jeigu jis plečiasi, tai reiškia, žmonės mato, skaito, girdi ir manau, kad kažkurios dalykus tikrai dariau teisingai. Man atrodo, kad, reiškia, daug politikų, bet čia aš gal neteisus, tiesiog gyveno politikai kovodami dėl išlikimo, net nesusimąsto, palaiko jos nepalaiko. Bet kai tu žinai realiai, ir tu gauni žinutes, tu matai tos palaikymą augančių sekėjų, reiškia, sakykime, ten Facebookas, tarkim, žinai, ar ten kažkur, tai čia yra toksai kaip ir politika funduojantis arba netgi skatinantis dalykas, reiškia, ar nenusivils dabar ten kažkaip tai, ar kaip tie žinai, tavo rinkėjai, arba, sakykime, tavo kaip žmonės, kurie pasitikė tavim, kad reiškia, kad štai vat, jie turėjo atstovą, jie turėjo žmogų, kuris viešai deklaravo jų vertybės, ir staiga jo neliko. Jie turi, atsiprašau, aš likau, aš niekur neišvažiavau, neemigravau, lieku čia ir bet kokiu atveju, sakykime, žmonės, net ir dabar porą atvejų turėjau, kurie kreipėsi ir pasikeitė tik tai statusas. Taip. Aš kaip asmenybė, kaip žmogus, likau grinai tas pats. Tik tai mėnesio gale padėsiu šitą ženkliuką į stalčių, padėsiu tarybos nario pažymėjimą į stalčių, bet kaip žmogus, kaip asmenybė aš lieku tas pats ir tikrai maloniai padėsiu bet kokioje situacijoje žmonėm, jeigu tik turėsiu tam, kaip čia,
įgūdžių, patirties ir visą kitą. Tai tu turi, tikrai, aš girdžiu iš tavęs. Kitas dalykas, aš, šitoje vietoje aš irgi, tokia kaip ir girdžiu tą mintį tavo, nežinau, ar aš ją teisingai suprantu, jeigu nesuprantu, pakoreguok mane. Iš to, ką girdžiu, tai tu toliau nenusivyliai, sakykime, viešo atstovavimo imperatyvų savo gyvenime arba viešo atstovavimo tokių varikliukų savo gyvenime. Tiesiog pači sistema tave nuvylė, politinė tiek tarybos ir čia tas kažkoks buvo įvykis tavo gyvenime, kurį dabar tu apmastai, ne? Bet pats tas žmonių atstovavimas, viešas kažkoks gyvenimas tavęs neatstumė. Pirmas dalykas, kurį aš noriu padaryti, tai yra poilsis. Tas tikras poilsis. Per 7 paskutinius metus, net kažkada tai neseniai pagalvojau, vieną kartą turėjau savaitės atostogų. Tų tikrų, kai mes išvažiavom su šeima prie jūros, ten telefonas šone, darbo reikalai nerūpi, ten taip taryba ir problemas rajono liko kažkur Lietuvoje, taip ir visa kita. Nes per visą šitą laikotį pastoja kažkur bėgi, tai studijos vienas, tai antras, šeima, tai irgi sunkus darbas, taip. Ir net aš dabar žmonai kažkaip pasiūliau, galva, žiūrėk, gal eisiu studijuoti kažko dar. Jis sako, žiūrėk, net nebandai, jinai sako, nežiūrėk, jokių būdų, man užteko praeito karto, žmona neščia, aš po operacijos dar įstojau į magistratūrą, tai dabar panaši situacija, tik tai... Irgi neščia vėl. Taip, tiesiog jo, daugiau laiko norėčiau skirti, galbūt šiai dienai šeimininiam reikalam, kad aš atsiskirsiu, kažkur pasislėpsiu ir paliksiu visą tai kažkam, kažkur nuošaly, tai labai abejoju. Labai abejoju dėl to, nes vienais ar kitais būdais tu gali tame dalyvauti. Taip, kad aš būsiu kažkokios tai partijos dalis, kaip čia irgi spekulacija, aš jau girdėjau, tai drąsiai viešai visi, kas žiūrės, galiu pasakyti, kad niekada daugiau nebegrįšime kalbėti apie tai, kas yra partijai, kokie yra tikslai, taip, kas mato erdvę, kas mato rajoną, miestą, šalį, nesvarbu. Tai... Ir mes čia nekalbam tik apie Socialdemokratų partiją, nes, apskritai. Nes taryboje irgi partija vadovauja, kiek aš matau. Tai apskritai kalbam apie visas. Kiekvienas gali turėti savo nuomonę, jis turi tam teisės, turi teisę kažkom tikėti, taip, bet mano nuomonė šito yra tokia ir jinai nepasikeis tikrai. Aš jau buvau įsigandęs, kad tu baigsi pesimistiškai. Taip jau, žinai, ir galvoju, taip jau net susidomėjęs laukiu, bet vis tiek pabaigiai tokia optimistinė gaida ir jinai man, jinai man irgi tokia vilties suteikė, kad iš ties, reiškia, vėl, kai pradėjom, sakau, reiškia, tai aš buvom norėjom vėl grįžtu prie savo pradžios, kad norėjom pasikviesti tave kaip aktyvų kitokios nuomonės turėtoją, kas yra labai svarbu demokratiniai. Reiškia, o dabar ir tai, kad tavęs neliko, ir tada galvoju, kaip čia dabar bus, viens šurim, juokaujant. Bet vėl, ką duodi, tai šitoje vietoje aš suprantu, kad, reiškia, net jeigu kažkas ir nusivylė, aš darbais įrodysi, kad nusivylimas buvo, sakykime, laikinos, kad žmonės galės vėl įgyti kažkuria tai formą, taip kaip girdžiu. Taip, tai jeigu dabar kitus skatintumėm, jeigu norit kažkaip vienoje tai buvau užsidėjęs, tai vis dėlto politikai verta dalyvauti ir reikia, sakykime taip, viešam gyvenime būtina dalyvauti, jeigu tu esi aktyvus bendruomenės prasmingo gyvenimo narys. Svarbiausias momentas dabar, kad politika ir viešasis gyvenimas, galbūt kažkas norėtų jos tapatinti, taip, nes, sakys, čia yra vienas tas pats, bet vėlgi, kaip pradžio pokalbį išskyriau, yra įgoj, pasikartoju ne kartą, žmonės, kurie, ypač jauni žmonės, taip, aš nenoriu būti kažkokiu tai patarėjų, galbūt kažkam, kad nenori įtakoti nieko sprendimų, bet visų pirma, eidami kažkur, atkreipkite dėmesį į tai, ką kalba ir ką daro. Jeigu nors vieną kartą žodžiai išsiskirs su darbais, nusisukit ir eikit toli, nedarykit mano klaidos, nelaukit kažko ir netikėkit tuo šviesium rytojum ir netikėkit to, kad jūs su savo įsitikinimais ir ideologija galite pakeisti kažką toj vietoj, kur esat.
Eikit, dalyvaukit kitom formom. Būdų yra pilna. Atsidarykite asociaciją, viešai, nežinau, kurkite iniciatyvas, darykite. Aišku, negaliu pasakyti, kad man pavyko kažkokiu tokiu daug dalykų padaryti, taip dirbant, būdamas taryboje ir dar kokį iniciatyvą, bet porą tikrai pavyko, žmonėm palikau gerą emociją ir nuo to gavau savo dar daugiau gerų emocijų. Tai va, jeigu yra idėjos, yra norai, tai gali dalyvauti. Nebūtinai reikia būti politikų, jo, kad spręsti žmonių problemas. Tu turi būti žmogus visų pirma. Žinau, kad laikas mus spaudžia. Matau, kad su tavim galim kalbėti daug. Ne, labai gerai, kad šiandien pasikalbėjom taip apie bendrinius dalykus, taip į tas detalės nesivelkim, kad galbūt, kaip ir sakėt, galbūt norėsit kitą kartą, tai jeigu niekur neišvažiuosi, tai galėsiu ateiti. Vis tiek pagrindinė intencija buvo, sakau, pamatyti tave kaip viešą asmenį tokį, turinti savo tvirtą vertybinį pagrindą. Kitas dalykas buvo aptarti tą sprendimą. Mes tarsi aptarėm tą sprendimą, kažkaip manis aiškesnis tapo. Supratau, kad šalčininkai turės vis dėlto aktyvų žmogų, kuris turi patirties, kaip viešam gyvenime gyventi. Kitas momentas, ką tu kalbi, iš tikrųjų yra įsisenėjusi problema ir tų problemų yra daug ir čia jau turėtų tokia atskira tema būtų, kur mes šiek tiek išeitumėm į kitą pokalbį. Tai aš kažkaip galvoju, kad mes prie to galim sugrįžti, jeigu tu man duodi pažadą, kad pokalbis nebuvo blogas. Vedėjas nebuvo prastas. Ne, tai aš atvirkščiai likau nustebęs, kodėl jūs nusprendėt mane pakviesti, nes kaip ir jau viskas formaliai jau nebe tarybos narys, taip, opozicija yra opozicija, kaip bebūtų mūsų rajone, tai toks malonus pakvietimas buvo ir nenorėjau dėti didžiųjų akcentų, kas yra padaryta blogai, nes prie tų sakykime, kaip čia neteisingų galbūt sprendimų, taip, reikėtų taip pat kalbėti ir galbūt apie tos gerosius, tai apie tokius dalykus reikėtų diskutuoti su priešingom abiem pusėm, taip, tai jeigu kažkada norėsit pabendrauti ar pakalbėti, tą, ką žinau, tą, kom domėjaus tikrai ir tai apie ką žmonėm nėra pasakojama, galbūt galima tikrai pabendrauti. Taip, tai iš pažadą antrą iš tavęs gavau šiandieną, vieną ant kavos, kitą ant sekančio pokalbio ir tas labai gerai nuteikė. Tai kava ne pažadas, kava kvietimas. Kvietimas. Supratau, Robertai. Kągi, nors aš pradėjau pristatydamas tave Robertas Kovgeris, tiesiog paprastas šalčinikėtis. Dabar, baigdamas pokalbį, aš galiu lygiai taip pat pabaigti, bet tas paprastas šalčinikėtis jau man skamba kitaip. Šiek tiek aš suprantu, kad tas paprastas, tikras tapatybę įgijęs šalčinikėtis, jis tikrai tas, į kurį žmonės gali kreiptis su savo tikrom, realiom problemom. Nepabijosiu to žodžių junginio, kad nepabijojat manęs pakviesti, taip, nes vis tiek įvairių situacijų būna su tą poziciją, kai jie pakviečia. Tai... Robertai, tai ačiū tau už pokalbį, linkim sėkmingai tapti antrą kartą tėveliu ir iki pasimatymo. Tam visi iki pasimatymą. Ačiū.